Sveiki, bičiuliai, žuvis 2025 metų prognozė horoskopas jums. Taigi, nuo balandžio mėnesio Saturnas pereina į žuvų ženklą ir ką tai suteiks jums. Visų pirma, Saturnas atneš tam tikras transformacijas, kad jūs peržiūrėtumėt, ką jūs duodat šitam pasauliu. Jisai skatins jūs ugdyti vidinę stiprybę, geriau pažinti save ir geriau pažinti aplinką. Reikės atkreipti dėmesį tai, kaip jūs save pristatot pasauliu. Gali būti kažkokios tai patirtis, kažkokie tai išgyvenimai, kurie jūs pastatys ant žemės, kur jūs galbūt kažkokius darėt neharmoningus veiksmus, kaip kažkokios tai krizės ir panašiai. Tai būna, kad mes vėl atgimtumėm, kad pertvarkytumėm save, kad galėtumėm vėlgi tapti tuo, kuo turėtumėm būti. Ir tai bus laikotarpis, tai bus laikas, kada jūs galit gauti irgi kažkokios tai praktinės gyvenimo pamokas, kurios padės irgi keisti požiūrį gyvenimą, galbūt keisti save. Gali būti taip, kad reikės tapti brandesniam, arba jūs tapsit labiau tokie kaip brandesnės asmenybės. Galbūt reikės spręsti situacijos, kurių jūs vengiat, kur jūs galbūt nenorėjot imtis kažkokių tai veiksmų, bet laikas jisai jūs vers tai daryti. Galbūt reikės gydytis, galbūt reikės į savo kūną daugiau atkreipti dėmesį, galbūt jeigu jūs jau vyresniam amžiuje esat. Tai Saturnas atneš tokias kaip transformacijas. Tai geras laikas peržiūrėti savo gyvenimą, ieškoti savęs, atrasti save, spręsti sveikatos klausimus, gerinti savo sveikatą. Galbūt jeigu jūs jau tai daro, tai, tai nebus svarbiausias dalykas, bet jeigu ne, tai bus laikas, kada bus svarbu pradėti. Iš neigiamų dalykų gali jaustis mažiau energijos, nuovargis, jeigu Saturnas jūs veikia negatyviai, gali būti kažkokios tai sveikatos problemos, nesėkmės darbe. Versle kažkokios tai gali slėgti pareigos, toks kaip jaustis nesaugumo, uždarumo jausmas, tai reiškia reikės daugiau tuo laikotarpiu, padirbėti. Reikės daugiau padirbėti. Padirbėti ir su dvasiniu, su dvasiniais dalykais, ne tik su materialiniais. Saturno planeta, jinai gali duoti irgi, kad jūs galit pradėti kažką tai naujo. Kažką tai naujo tuo periodu, kaip savo gyvenimą, kaip galbūt darbą, kažkokį tai projektą ir panašiai. Toliau Jupiterio planeta nuo gegužės antros pusės jums, jinai veiks jūs pozityviau, jinai suteiks jums, kas susiję su jūsų vidinė būsena, su jūsų namais, su jūsų nekilnojamu turtu, galbūt arba norėsit kažką tai keisti, namuose, galbūt perdažyti sienas, galbūt ten perstatyti baldus, norėsis jums daugiau erdvės, galbūt keltis į didesnį namą, butą, kažką tai padidinti, kažkokios tai jums norėsis daugiau vietos. Tai va, ir problemos, kurios jūs susidūrėt anksčiau su namais ar su šeima, gali dabar ateiti atsakymai, kaip jas išspręsti, arba problemų sprendimo būdai, jūs galit pamatyti plačiau, kaip gyvenimą, pasaulėžiūrą visą ir panašiai. Kas susijęs su namų klausimais, gali būti galimybės tokios naujos, kaip atsirasti, persikelti į naujus namus, galbūt jūs planavot ir tokios galimybės gali jums būti. Ateis daugiau tokio kaip vidinio pasitikėjimo, stabilumo vidinio jausit, šeimos problemų sprendimas, geresnis toks santykis su savo šeima, arba labiau suprasit santykius su savo šeima, arba namiškius, šeiminiškius ir panašiai. Stenkitės pernelyg per daug neišleisti namams, nes gali būti toks noras, kad po to nepapulti kažkokias tai paskolas ir panašiai. Toliau nuo spalio 18 Jupiterio planeta, jinai perės į žuvų, tiksliau į Vėžio ženklą, kas suteiks jums irgi daugiau galimybių susijusių su jūsų talentais. Su santykiais, jeigu jūs esat vieniši, jūs galite irgi užmėgti santykius, sutikti antrąją pusę, gali pagerėti, jūsų meilės santykiai. Tai irgi padės jums būtent
santykių sferoje. Tie santykiai gali atnešti jums irgi kaip, gali būti tai ne tik kaip santykiai su antraja pusė, bet galbūt ir kažkokie žmonės, kurie padės praplėsti pasaulėžiūrą. Gali pagerėti santykiai su jūsų vaikais, ne? Galit jiems irgi suteikti savo vaikams kažkokių tai papildomų geresnių galimybių, kad jie galėtų augti kaip asmenybės, kad galėtų mokytis, kad galėtų tobulėti. Toliau Rahu Ketu planetos irgi nuo gegužės antros pusės pereis būtent į vandenį ir į liūtą. Ne? Tai bus palankus laikas užsienio kelioniam. Gali būti kažkoks tai laikas, sakykime, susijęs su išlaidom, kažkokie galbūt netikėtos išlaidos, kažkokie tai gali būti nuostoliai. Jeigu per daug toks bus per didelis pasitikėjimas savim, galit padaryti klaidų kažkokių. Gali jaustis tokia labiau irgi kaip psichinė įtampa, ne? Kažkiek tai jūsų antrosios pusės sutuoktinio sveikatą gali pašlubuoti. Ketu planeta, tiksliau ne Ketu, o Rahu planeta, jinai gali duoti irgi, kas susiję, kaip sakiau, su užsienio kelionėm, bet tai geras laikas, sakykime, tokiom kaip dvasiniam kelionėm, ne, vėlgi ne kažkokiom ten pagulėti pliaže. Ir tai atkreipkite dėmesį. Ketu planeta jinai duos, kas susiję būtent su jūsų sveikata. Ne? Sprendimo būdų susijusių su sveikatos problemom galit rasti, ne? Galit pasižymėti kažkaip tai darbe. Ketu gali atnešti kažkokias tai galimybės, kad jūs galite įgyvendinti galbūt savo projektą, kur anksčiau kažkas jums nepavyko, sulaukti sėkmės, būtent irgi kažkokiuose galbūt konkursuose dėl darbo ir panašiai veikti savo varžovus, prieš kažką tai laimėti. Gali pagerėti kaip ir finansinė padėtis. Galit plėsti savo veiklą tuo metu. Svarbus irgi metas, kad jūs užsimtumėt dvasinę praktiką ir svarbus metas atkreipti dėmesį į savo kaip ir asmenybę ir į savo sveikatą bus tuo metu. Tai vėlgi, jeigu jūs turit kažkokių problemų su sveikata, tai ieškoti tokių irgi kaip Ketu, tai netradiciniai, ne? Netradiciniai metodai, netradiciniai būdai, kaip savo sveikatą pagerinti. Tai būtų tiek, tai yra bendro pobūdžio, primenu, bendro pobūdžio rekomendacijos. Pasitikslinkit irgi dar savo ženklą, ne, ar ascendento ženklas iš tikrųjų yra jūsų žuvis. Ten komentaruose yra nuoroda būtent į mano puslapį, kur suvedę gimimo datą tą galit sužinoti. Nepatingėkit tai padaryti. Ir gali dar peržvelgti mano YouTube kanale, kur buvo prognozė žuvims būtent 2024 metam, ten dar bus ir iki balandžio. Tai būtų tiek, linkiu, kad metų jums būtų 2025, laimingi, prasmingi, dėkoju už jūsų dėmesį, būkit laimingi ir iki pasimatymo kituose video.